Labas, aš čia tokia trumpa istorija. Ten vat Arūnas yra, statosi namelį ir aš truputį pafilmuoju, kaip jisai statosi kelintą dieną statosi. Tai vat keliaujam dabar nuo pirmų dienų pažiūrėsim. Pamatysit, kaip šitas namukas atrodė prieš kelias savaitės. Sveikas gyvas! Labas, labas. Kas čia vyksta? Vyksta statybas. Kokios statybos? Ačiū už kavą. Aš tave stebiu jau daug metų. Taip smagu tave gyvai matyti. Va, kaip atrodo laivo statytojo rankos. Tu statai laivą. Laivas, naimas ant vandens. Kelintas tavo čia statomas namas? Trečias. Kur dabar plauksi? Niekur neplauksi. Gyvensi. Vilnius. Vyksta sezono pradžia, taip sakant. Pas kažką sezonas neužsidaro, visada ant vandens, o pas kažką prasidės sezonas upėje. Skraidantis laivas, katamaranas. Kaip jūsų sezonas? Kada jūs pradedat savo laivybos sezoną? Geras tas jausmas turbūt, kai įleidi savo laivelį ir tarsi vėl vasara prasideda. O vasara baigėsi su laivelio iškėlimu. Viskas paprasta su tais laivavedžiais. Nu va. Kažkelinta diena, kai Arūnas stato namuką, jau įleista į vandenį, dabar laukia medžio, važiuos medis ir judės toliau. Kiek čia? 11 metrų. Va ir kapitonas. Kapitonas Arūnas. Kaip sekėsi surinkti tą dešrą? Viskas gerai, viskas eina puikiausiai. 11 metrų ir 20 centimetrų. Namas bus kokio ilgio? Namas bus 8 metrai, 8,5 gal. Ir terasos. Ir terasas. Kada bus? Greitai. Gerai. Statykiams laivą, jos plaukt nori, stavim kartu. Žiūrėk, sušalęs yra kojas. Baltas kojas. Kas čia yra? Čia yra viskas. Tik tai maisto čia nėra. Šitą galiuką atidėję, į pirtį nešim. Ne, jis dar karkasą tilps. Po to tarp varžtų yra 50 cm. Reikia surasti centrą ir po 25 cm, ne? Tai centras bus 50. Atėjo vakaras ir darbas prasidėjo. Ką visą dieną laukiam. Laukiam lintų visą dieną. Geras darbas buvo laukti. Va, pirmą lentą lipa sukt. Ir balansuoja dar. Aha, va, dar biški. Va, Arūnas su guminiais. Sportiniai guminiai. Jau plaukia. Nu ką, Arūnas, matau, nemiega, dirba plušą. Gal ir lietokai, bet vakar lyja. O šiandien dažo toliau. Aš jau laukiu, kada bus galima užlipti pas jį ant denio. Ir iš ten pafilmuoti kažką, tai pamatysit, greitai bus. Sveikas gyvas! Darbai eina. Kad ko galėtų greičiau eiti? Neina greičiau. Neina greičiau. Nu, eina kaip eina. Bet lietas vakar Jo, vakar lyja. eidavo. Gerai, nu kokie sekantis darbai? Nu ką, reikia rinkti. Patrumputį. Patrumputį. Visas nudažyti reikia, ja? Taip. Sveikas, nu kaip sekas? Viskas gerai, eina patrumputį. Ir O- ne taip patrumputį, greitai eina. O ką ten dar priklijavai tiek? Čia jau stogas bus. Čia jau stogas. Tai tu iš karto, tu iš karto pasidažysi. Čia viskas. Čia Arūnas, čia Tadas. Būkit pažįstami. Nu va, o mes čia netuščiom atvažiavom šiandien. Įsirėžęs į ratą čia. Atvažiavom šiandien netuščiom su laiveliu. Palaikyti čia dvasią. Kaip? Eik į galą. Eiti į galą, mane varo. Gerai, einam į galą. Visi čia kapitonai susirinkę.
Žiūri. Tu laikyk, aš tai pagalį paimsiu. Oh yeah! Va, parplaukiu savo namo su laiveliu. Nu čia pasaka. Toks gyvenimas man visai patiktų. Nu, ta prasme, jeigu tai būtų dažniau. Tai va šiais metais laivukas įleistas anksti, tai yra daugiau šansų rasti to laiko paplaukioti. To laiko, aišku, niekada nerandi, bet, nu, tikiuosi jo rasti daugiau, skirti laiko ant vandens, nes tai labai traukia, tai labai man patinka. O dabar yra 16 valandų, mieste kamščiai, man reikėjo atplaukti iki namuko ir aš atplaukiau be kamščių. Ir plauksiu atgal ir vėl be kamščių, taip. Gerai, čia yra gerai. Šiaip esu sukūręs grupę Laivyba Vilniuje, tai kviečiu prisijungti į grupę. Tai apie visą Neries gyvenimą kviečiu dalintis jūs, jeigu jūs einat palei upę, gal plaukiat baidarę, gal kažkokį laivelį turit, ar turit klausimų, nes laivyba čia tikrai vyksta. Plaukia vandens mocai, baidarės, irklentės, plaustai visokiausi, katamaranai, ar jachtos nemačiau, bet čia tik tai laiko klausimas, aš neabejoju. Jeigu nepamatysiu, taip pat kokią nors jachtą čia įleisiu, kad tiesiog kad būtų. Visokiausias transporto priemonės, tai čia yra ta upė pas mus tikrai gyva, tai kviečiu tą gyvybę pasidalinti, pamatyti, gal kokios istorijos įmesti, nes yra ta upė istorija savo labai seną turi. Kuršiai plaukdavo, sakiom, tai baržom, krovinius gabendavo, tai šiaip įdomu iš tos tokios istorijos išgirsti ir pamatyti, tai kviečiu ten įmesti, kas kokių turit istorijų apie tą Neries upę pasidalinti, kad būtų kažkoks archyvas. Gerai. Pasakyt, kad gyvenimas čia vyksta, tai būtų nieko nepasakyti. Čia ypatingai vyksta. Čia šiandien vėl važiavo kranas, panašu, kad dar kažką įkelinės. Tai tikrai gyva čia. Kažkam ruošiasi, tikiu, kad iš kažkur tuo atvažiuos ir laivas. Ir čia pastatys. Tai kitas kadras bus su laiveliu. Vėl Vilnius katamaran, 2 dienas iš eilės kelia savo laivus. Sezoną pradeda, vieni pirmųjų upėje. Nu, šitų jau neskaitau jau. O, guli vienas. Nu, lipa. O, jam specialiai draugas padeda, suka ratus aplink. Bet turbūt jie čia taip specialiai treniruojasi, sąlygas tokias daro. Reikia ir tokiam sąlygom mokėti išlipti. Jeigu kokia banguota jūra, pavyzdžiui, tai ką? Nu, aš tikiu, kad jis išlips. Gelbėjimosi ratų jie neturi, bet manau, kad jie pratę. Gavau ir aš vandenėlio gaivaus. Nu, blin, kai taip žiūri, tai užsinoriu tą vandens motociklą. Bet viskas čia visada noris. Man atrodo, aš pradėsiu organizuoti pramogas upėje, nes čia tikrai linksma. Atsiprašau iškart baidarininkų, prilėtinam, nes jiem tikrai nejauku. Ką? Irkluot? Šitą baidarę man sako, Simonai, kada irkluot? Tai sakė, pakvies mane pairkluot kada, tai aš plaukimo priemonėm visom aš esu už, visom pasirašau, man patinka ant vandens. Tiesiog, tik to laiko rast viskam neįmanoma.
Grįžau į pelkę. Čia šlagbaumas nuo baržos. Prieš tai vyrukas buvo kažką dirbo, pakėlė. Nu dabar nežinau, čia taip nesaugiai jaučiuosi, bet manau, kad gražiai praeisim. Panašu, kad jo. Šlagbaumas, nu kaip priklauso, pelkė mūsų uždaryta, kad bet kas neplaukėtų. Štai mes grįžtame į uostą. Uostą, atsiprašau, čia negalima taip sakyti, čia ne joks ne uostas. Čia iki uosto yra Dieve padėk. Čia yra pelkė. Aišku, norit paklausti, ką aš namelį dariau, tai aš eilinį kartą keičiu kranus. Galvojau, vienas kranas sprogo, tai pakeičiau, nes buvau nupirkęs, paleidau vandenį. Kitas kranas sprogęs, irgi bėga vanduo. Nu, buvau šalia. Žodžiu, eiliniai pavasariniai darbai. Dabar vėl atvykau pas Arūną, žiūrim, kaip jam sekasi. Stogo detalės su nuolydžiais. Arūnas. O jau kokia spalva graži. Tai, žodį pantonai ir palisan. Bet tai buvai atsukęs? Buvai apvertęs ir atsukęs? Ne, ten apačia dar. Po vandeniu, žodžiu. Nu jau platforma beveik. Tada reikia užlipti. Sveikas, gyvas. Nu kaip šiandien, kaip dabar tavo projektas. Rasti, prašom ant borto. O, prašau. Sveikas, gyvas. Nu tai tu labai gerai judi? Labai gerai. Saulė šviečia, energijos duoda. Valgyti nereikia, viskas gerai. Ten durys. Čia bus stogas. Einam toliau į kambarį. Čia bus dar galima vieną lopą pastatyti, matot. Ir spinta ten. Čia bus vienas didelis langas, pro kurį matosi vaizdas gražus. Antras. Prašom. Ir čia prieki. Taip. Galima bus taip pat išeiti. Ir ilsėtis čia. Čia langas bus su durim. Taip. Pastatas. Koks aukštis bus? 2,35. 2,35. Stogas. Padarytas. Gera pradžia pusė darbo.